Sveiki, su jumis vėl Kotyli istorikai, šį kartą tokiom ekstremaliom sąlygom sveikinamės net ne iš Start FM studijos, iš Verslo žinių studijos, mūsų niekas neišmetė, viskas gerai, bet tiesiog taikomės prie mūsų pašnekovo ir labai esame dėkingi Verslo žinioms, kad mūsų įsileido. Sveikinamės po ilgo laiko tarpo ir vis dar sudėtingų laikotarpių, ne tik dėl to, kas dedasi Lietuvoje, bet kaip girdėsit, Mariaus šiandien nebus. Tai šiandien aš vienas būsiu, Antanas Terleckas, ir jūs iš karto pamatysit, koks svarbus Marius yra šitam podcastui, nes nei introdukcinio džinglo negirdėsit, nei kažkokių, nei kitų Mariaus vingrybių, nei dailių paveiksliukų. Tai va, o šiandien kalbėsimės, darysim antrą mūsų interviu, ne probleminį podcastą. Tai kalbėsime su Verslo klasės redaktorium Ramūnu Terlecku. Labas, Ramūnai. Labas. Ir čia iš karto turbūt reikia deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus, kad Ramūnas Didžgerb yra mano tėvas. Tai turbūt daug ką mes šiandien šnekėsim, aš jau būsiu girdėjęs, bet tikiuosi, kad vis tiek pavyks išnešti žinią platesniam pasauliui, platesnė auditorijai. Tai šiandien norėjau pasikalbėti apie, kaip suformulavau, ne skliausteliuose tradicinę vaikystę sovietmečiu, būtent apie Ramūno Terlecko augimą ir brandą sovietmečiu, nes jis toks pakankamai ant popieriaus bent jau atrodo netradicinis. Tai tą ir pamėginsim pasiaiškinti, kiek ten to sovietmečio buvo, kiek nebuvo. Tai turbūt ir galim pradėti. Tai jeigu įsivaizduotume, arba jeigu mokslininkai bandytų įsivaizduoti sovietmečio vaikystę, tai ko gero du vaizdiniai kiltų visų pirma į galvą. Tai pirmas yra turbūt kažkokio miesto daugiabučio kiemas, nes vis tiek komunistinė valdžia kūrė urbanizuotą visuomenę, mieste gyvenančią visuomenę ir tie daugiabučių kultūra buvo pakankamai svarbus reiškinys. O kitas dalykas, kuris kilo iš karto į galvą, tai visokios vaikų organizacijos, tai pionieriai ir komjaunimas visų pirma. Ir tu iš karto pagal abu šios vaizdinius atsiduri paribyje tam tikrą prasme, nes gyvenai ir augai Vilniaus priemiestyje, Nemenčinės plente, o į jaunimo organizacijas, kiek pamenu, nei pionierius, nei komjaunuolis nebuvai. Ir galų gale augai rezistento Terlecko vyriausiojo šeimoje. Tai kaip tau atrodo, ar tavo vaikystė sovietmečio kontekste buvo tam tikrą prasme unikali, ar jį išsiskyrė iš kitų vaikų? Turbūt suminėjai visas priežastis, kodėl jinai šiek tiek skiriasi nuo kitų vaikų. Man pirmiausia įvaizdis ir prisiminimai susijęs su mišku. Nemenčinės plente buvo miškas. Dabar tai yra prestižinis rajonas, apaugęs jau lapuočiais, tuo metu buvo šviesus, gražus miškas. Gyveno aplinkui daug Lenkų tautybės žmonių, kurie čia Vilniaus krašte ir likę. Ir visokie žmonės, kurie negaudavo tų vadinamų prestižinių būtų kokie daugiabutyje, o sukeldavo juos į dar Lenkų laikais statytus medinius namelius, nedidelius, po kelias šeimas. Ir tas toks vaizdinys, tai va, miškas ir mediniai namukai. Taip, o daugiabučių kiemas paskui atsirado truputį vėliau, kai aš pradėjau eiti į mokyklą ir susiradau draugų Antakalnį, tai po Antakalnio kiemus mes irgi nemažai pasiduodavom ir tai jau būdavo ta tokia sovietinių daugiabučių kiemas. Ir nebuvau nestojau sąmoningai jau į pionierius ir komjaunuolius, tai su pionierius dar prikalbinau kelius draugus irgi, kad nėra čia kos to raudonų skudurų vaikštinėti. O tai tas, kad nelabai mane ten nuo 4 iki 8 klasės dėl to engė šiek tiek, bet būdavo labai gerai, visi likdavo kokios nors būdavo pionieriški suėjimai. Tai man nereikėdavo ten dalyvauti, aš galėdavau ramiai savo namo keliauti. Dainų ir šokių ten ansambliuose visokios irgi prievartą neįdavau, o kai komjaunimą irgi sąmoningai nestojau. Tai tada atsirado tam tikras spaudimas. Atsirado spaudimas iš auklėtojos, gan smarkus įstoti. Ir iš komjaunimo ten tos organizacijos, kad reikia būtinai įstoti. Tai aš tada jungdavau kvailystę tokią ir pasakodavau, kad, suprantat, komjaunimas tai yra rimta organizacija.
Negalima šiaip su jais įstoti, reikia įstatus perskaityti, pasiruošti, čia kaip ir išpažinti. Ir kažkaip tai priminėdavo komjaunimą Vilniaus mieste. Iš pradžių turbūt reikėdavo mokykloje, bet kažkodėl reikėdavo kažkur tai važiuoti. Tai man būdavo tai treniruotė, tai aš dar tų įstatų neperskaičiau. Ir maždaug po kokių 1,5 metų ar 2 mokyklą užėjo mano sesuo, kur yra vyresnė, šiek tiek, ir pasakė auklėtojai, kad palikit vaiką ramybėj, nes mūsų šeimoje niekas neapsidžiaugs, jeigu aš įstosiu į komjaunimą. O augti disidento šeimoje tai buvo išskirtinumas didelis, nedaug jų buvo disidentų, tai taip, tam tikras vaikystės išskirtinumas yra. Ta vieta, tas Nemenčinės plentas 68, jau net istorinėse knygose yra rašyta, tai čia gal dėl to mes truputį daugiau apie tai išsiplėsim, bet aš nelabai pamenu istorijos, kaip senelis ten atsidūrė. Jis irgi buvo vienas iš tų, kurie negavo buto ir jisgi ne Vilnietis. Jie buvo su mama, kiek aš atsimenu, vedę, jau turbūt gal tėvas jau buvo iš vieno kalėjimo grįžęs ir jie gyveno, o gal dar prieš pirmą areštą, prieš antrą tai yra, tai gyveno bendrabutį ir bendrabutį skirstydavo butus, taip turbūt vadinamus, valstybinės priklausomybės butus. Ir jie gavo tą Nemenčinės plentę, aš neatsimenu, 60 kažkelintais metais. Ir tai buvo 2 kambarių su veranda, medinis daiktas, šildomas krosnėmis, kur virtuviai dar man augant užšaldavo vanduo. Mes atsineždavom su kiberais arba su bidonu atsiveždavom. Tai žiemą užšaldavo vanduo virtuviai, reikėdavo pradaužti ledą. Ir taip ir gyvenam, buvo 2 kambariai ir iš verandos padarė nedidelis, dar tokius mažiukus kambariukus, amžinatilsį bobutėj miegot vasarą, o kitame tėvas mėgdavo miegot. Tai jūs ten gyvenot 5 iš esmės? Kai aš gimiau, tai 3 tėvai, 3 vaikai, bobutė. Ir dar kai mano mama buvo angelas, tai jinai priėmė tokią Janę, kurią kažkokie kaimynai išmetė iš namų. Ir ta Janė buvo tokia įdomi, iš Baltarusijos kilusi, nesupratau iki galo, gal Baltarusija, gal Lenkija, labai tikinti ir keistoka. Ir visi jie atrodė, kad jie visi nori užburti. Tai pavyzdžiui, tu eini ir tau girdi už nugaros kažkokį garsą keistą. Ir jinai pasirodo beria druską tau, kad tu jos neužburtum. Žinai, kaip vaikas gali užburti, tai yra mįslė. Ir jinai, pavyzdžiui, atvažiuodavo į Nemenčinės plentą, jinai neidavo tiesiai pas mus namo, jinai apeidavo miškais kažkiek tai, kad ten blogoji dvasia nesusektų dar kas nors. Tai va, tai Janė, nežinau, kiek pas mus gyvena, gal kokius 5 metus ar kiek tai mes tai iš esmės 6-7. Ar anksti supratai ir suvokiai, kad tavo šeima, kurioje tu augai ir atsiradai, yra iškrentanti iš sovietinio konteksto? Ar buvo tas sąmoningumo momentas? Buvo sąmoningumo momentas, aš atsimenu, kai ateidavo į svečius, ar ateidavo kaimynių ir giminių. Ir vienam kambarį susėsdavo kokios 4-5 moteris ir šnekėdavosi. Ir labai daug šnekėdavo apie tai, kad tėvas vis nemeta disidentinės veiklos, kad vis kovoja su rusais, tai vėl kalėjimą turbūt to įsėjęs, arba jau sėdi, arba kodėl sėdi. Tai tas iškart, nuo kokių 3-4 metų aš tą suvokdavau. Ir tėvo daug laiko leisdavau su savo babute, o jinai labai nemėgdavo tėvo draugų. Šiaip tėvo taip nelabai mėgo, bet labai nemėgdavo jo draugų ir visus vadino laugaliais, nuo vieno iš jo draugo pavardės. Ir tie laugaliai tai būdavo disidentai, kurie ateidavo pabendrauti su tėvu. Tėvas visada nešiodavosi VF, klausydavosi, su BBC, Amerikos balso, Laisvės radijo, visą laiką tasai garsas lydėdavo mane. Ir su jais eidavo į mišką pasišnekėti, nes kad neįrašytų pokalbį, nes virš 2 aukšte gyveno visą laiką su KGB susiję žmonės, kurie mus sekdavo. Tai babutė yra tavo mamos mama? Taip, babutė yra mano mamos mama. Tu jau užsiminėjai apie tai, bet gimei 69 metais, gegužę, kai
mano senelis, tavo tėvas jau buvo sugrįžęs iš pirmojo įkalinimo ir jei neklystų, praėjus vos 2 savaitėm po tavo 4 gimtadienio jis buvo vėl suimtas ir metus praleido Lukiškėse. O 79 metais jis vėl buvo suimtas ir grįžo tik 87 metais sausį. Reiškia, kad praktiškai visą paauglystę nuo 10 iki 18 metų tu augai be tėvo. Ar trūko šitos figūros? Aišku, kad trūko, bet tėvas siūsdavo laiškus. Iš kalėjimo gal galima būdavo rašyti 2 per mėnesį. Tai siūsdavo mamai, atsiprašau, siūsdavo mamai, broliui mano Gintui, Vyliai. Man kartais atsiųsdavo ir jūs laišką rašydavo ne ant A4 kokio, o turbūt parašydavo kokius 10 A4 ar kiek. Ir ten visiems nurodydavo, ką maždaug reikia veikti, nes apsigimęs pedagogas. Tai tą tėvo buvimą kažkiek jausdavo, bet kartais trūkdavo kaip žmogaus, kurį gali atsiremti, kurį gali paklausti tam tikrų dalykų, kurių negaliu paklausti, kad ir mamos. Tai, aišku, trūko bet iš kitos pusės buvo tas pasaulis, aš visada sakau, jis buvo šiek tiek laisvesnis negu kitų mano draugų ir tėvų, nes jie labai visko bijojo, o mes augome gan laisvi ir nieko, buvom pripratę, kad tėvas kalėjime, mes pripratę, kad ateina draugų, kurie ten irgi šnekasi, knygų visada būdavo visokių to savišvietos. Taip, ir kratos būdavo, ir kratų būdavo, jis ateina ir kratydavo. Taip, apie šitą dar pašnekėsim, bet dar truputį grįžtant, turbūt ne tik tas nebuvimas kaip figūros, į kurią atsiremti, bet paauglystė yra tas etapas, kai maištaujama dažniausiai prieš tėvus. Tai gal to maišto to trūko gyvenime kažkokio? Man ir, kai tėvo nebuvo, tai negalėjau aš maištauti prieš jį, o su mama aš labai gerai sutardavau ir mama man labai daug leisdavo. Ir pavyzdžiui, man buvo kokių gal 12 metų. Aš sakau, mama, aš su draugais, ir visi draugai būdavo vyresni 4-3 metais. Sakau, aš su draugais važiuoju prie ežero ir nakvosim palapinėse. Sako, niekur tu nevažiuosi. Tai aš kraunuosi daiktus, o mama sumuštinius tuo metu tepa. Tai toks buvo labai artimas ryšys. Sumuštinius, ta prasme, vežtis tau, nors jie ir neleidžia, bet vis tiek. Tai to maištas jau kai tėvas grįžo, o aš buvau 12 klasėje turbūt baigiau. Tai tada biškį atsirado ir aš kažkaip tai trinktelėjau durimis ir išėjau gyventi pas seserį, 4 mėnesių gyvenau Šeškinėj. Ten buvo labai neįdomu, nes tai neįdomu todėl, kad daugiabūtyje gyvendamas vienintelis džiaugsmas būdavo išeiti į parduotuvę kokią. Na, tai kažką prastumė laiką arba teliką žiūri, nėra kas. O kai visą gyvenimą pripratęs gyventi name ir tu išeini į kiemą, beveik didžiąją dalį vasaros praleidai kieme su draugais, su šunimis, tai toks suvaržymas buvo keistas jausmas gyventi daugiabūtyje. Apie laisvalaikį dar irgi pašnekėsim, bet dar vienas klausimas į tą pačią temą. Tas tėvo nebuvimas, jis ko gero turėjo ne tik kažkokių psichologinių, socialinių pasiekmių, bet ir turbūt ir materialinių, nes net sovietmečio akcentuota ta emancipacija, bet vis tiek vyras dažniausiai būdavo tas, kuris atneša maistą ant stalo, o kai jis kalėjime sėdi, tai gal biškį sudėtingiau. Ir taip ir ne, ir tėvas net kai aš augau, jisai gavo darbą, Sovietų Sąjungoje bausdavo už nieko neveikimą, tai tuniatstvo vadinasi. Tai kad nepasodintų vėl į kalėjimą, jis kažkur rado, jisai pradėjo dirbti operos ir baleto teatre gaisrininku, paskui durininku. O gal atvirkščiai, iš pradžių durininku, paskui nusprendė, kad tegul nesimaišo čia po durim ir nugrūdo į gaisrininkus. Tai jis tada dirbdavo kas 4, ar kas 4 turbūt parą. Ir tuo labai džiaugiasi, nes galėjo 3 paras skirti kovai su sovietais, kaip jis sakydavo. Sako, pabundu ryte 5 ir galvoju, kaip šitiems sovietams įkandus. O tai iš tenais uždirbdavo labai turbūt sąlyginai nedaug. O mama dėstė prekybos technikume ir tas mokytojas, koks atlyginimas dėstytojas, nebuvo didelis. Bet šiek tiek turbūt paremdavo kunigai bažnyčią, o daugiau tai
tėvas sakydavo, žinau, kada pinigai baigėsi, nes vadindavo tai birbizais. Iš miltai, vanduo ir ant tarkos tokius ežiukus padarydavo ir sugrietinę. Tai pinigai baigdavosi likus kokiai savaitėje ar dviem iki kito atlyginimo. Bet iš kitos pusės, viena vertus, ta senelio veikla, viena vertus buvo stabdis, ta materialinė prasme, nes jį visur mėtydavo ir taip toliau, bet iš kitos pusės žinios apie jį pasiekdavo užsienį ir žmonės iš užsienio, dar tik šiol pas mus atvirukų yra visokių prisiųsta, ten net korėjietiškai ar ten japoniškai prisiųstų, bet žmonės ir daiktus jums siūsdavo. Jo, kartais mes gaudom ypač iš Amerikos ir iš Vokietijos, iš Amerikos kažkokie tolimi giminaičiai atsiųsdavo įvairiausių ten drabužių, kakavos, pridėdavo, kadangi kažkam tas nepatikdavo, tai pavyzdžiui, gaunam siuntinį, o kakavos pakelis paraplėštas ir visi drabužiai supilti tą kakavą. Bet tai kartais gaudavom tokių materialių kažkokių dalykų, atsiųsdavo džinsų, mama juos parduodavo, tai prisidurdavo prie atlyginimo. Ir turėdavom keistų dalykų, to, kur nebūdavo aplinkui. Pavyzdžiui, dabar turbūt tokio daikto nebėra. Kažkas panašaus į C9 miltelius. Tai toks ištirpdai geltoną daiktą vandenyje ir skonis panašus į apelsinų gėrimą. Tai pereikim po truputį prie mokyklos. Ar jau irgi užsiminiai, bet ar mokykloje teko patirti tai, kad tu esi kitoks vien dėl to, kad tu esi Terlecko sūnus? Tokių būdavo dalykų, kažkam tai primėtė purigeno į sriubą. Ko tokio? Purigeno, tai vidurius laisvinam vaistų. Mokykloje. Ir tasai pasakė, kad čia aš. Tai mane kviečiasi pas direktorių, aš sakau, kaip sakau, ne, tikrai, man net į galvą nešautų taip telktis. Bet jau ruošiasi tėvas kviesti, o tas paskui prasitarė, kad jisai nusprendė apgauti, pameluoti. Tai vis mane pakviesdavo ko nors. Aš mokiausi gerai, elgesys iki 9 klasės buvo pavyzdingas, turbūt mokiausi, buvau pirmūnas. Bet karts nuo karto tokių keistų, iš kažkoks atėjo pilietis, prisistatė iš miesto komiteto centrinio ar kokio. Ir pradėjo klausinėti, aš 8-okas buvau, pradėjo keistų klausimų klausti. Sako, ar kas nors iš tavo draugų nepaišo svastikų? Ne, tikrai ne, o kas tas svastika? Ar dar ten kokių nors ant sienų šūkių nerašo? Ne, sakau, nieko nežinau. Sako, iš tėvo draugų? Galvoju, tai žinau, iš kokio komitetą atėjai. Tai tokį vat. O tas, kad iš to šeimos jausdavau iš keli dalykai rodydavo. Vieni remdavo, kai kurios šeimos tiesiog pasikviesdavo pavalgyti ar ką nors, o kiti labai bijodavo, kad aš draugauju su jų vaikais ir bijodavo ir stengdavosi, kad mes nesueitume. Tai toks išskirtinumas tam tikras buvo. Negaliu sakyti, kad mokytojai kaip nors skriaudė ar dar kas nors, bet tam tikras socialinis toks dalykas buvo, kad vieni truputį remia, kiti labai bijo. O tu nuo pat pradžių mokyklos jautėjai, ar kažkurio metu čia atsirado tas suvokimas? Jau kai pradėjau turbūt link paauglystės. Kai visiškai vaikas buvau, tai nesuprasdavau, kodėl ten vieni kaimynai nenori, kad aš vaikščiočiau pas jų dukrą. Bet tai čia vat yra tas tėvų lygmuo, jie sąmoningi, jie ten skaičiuoja, čia rizikinga, nerizikinga, o vat iš pačių draugų jausdavai kažkokį, ta prasme, ar buvo sunku atsirinkti draugus, čia gal taip suformuluosiu, nes tai draugus gerai atsirenki, tai su tais, su kuriais draugauju, tai tu nejauti jokio diskomforto ir nieko tokio, o ten, kai tau už nugaros kažkas tai bando sakyti, tai nekreipi dėmesio, bet negalėčiau pasakyti, kad buvo, kad jaučiau labai iš vaikų kokią nors reakciją. Bet turbūt vis tik pareidavo, kad mano tėvai nenori, kad su tavim bendraučiau, ar tu kaip tu tą sužinojai? Jausdavau, tai labai jausdavau ir kaip, pavyzdžiui, ten susitikti ir tas neteina ir sako, tėvai neleido. Tai
iš to, šiaip negaliu sakyti. O tai ką jūs veikdavot su draugais? Kaip atrodė jūsų laisvalaikis? Čia viską pasakas. Kiek? Laisvalaikis atrodė, kompiuterių nebuvo, televizijos rodė vieną turbūt kanalą, nes jeigu ten prastesnė antena, jeigu geresnė antena, gal 2 matydavom, ar 3. Tai užsiimdavom lauko žaidimais visokiais. Pirmiausia, nuo pat vaikystės turbūt eidavom tokius, šalia buvo slėnis, tai žiemą eidavom su rogutėmis ir slydėmis, kai tik laisvas laikas, tai praleisdavom ten šeštadienį, sekmadienį visą, turbūt. Skaitydavom daug, eidavom truputį paaugę, kai pradėjom rūkyti, ir parūkyti eidavom, susitikt. Eidavom vasarą prie upės maudytis, arba kartais važiuodavom iki Balžežero, bet ten autobusas iki pat jo nevažiuodavo, reikėdavo gal 4 km pėsčiomis, tai dažniau labai daug laiko praleidom prie Neries. Buvo 2 stovyklos pionierių šalia mūsų. Viena Dzeržinskietis ten buvo FRM ir KGB vaikų, tai daugiausia rusų tautybės, tai su jais eidavom futbolą pažaisti ir taip jau ten įsikipdavom gan smarkiai, o kitoj pusė buvo palidovas, o ten būdavo iš įvairių internatų priveždavo vaikų, tai ten eidavom daugiau krepšinio su jais irgi pažaisti ar šiaip niekos nuveikti. Eidavom patriukšmaut kartais naktimis, žinodavom, kada bus žaidimas, kokia zarnyca ten, koks tai, ir trimituodavom ir sukeldavom šurmulio tokio. Žiemą eidami tas stovyklas šiaip palaipioti ir pašokinėti ant lovų, nes būdavo likusi ten tušti tie būriai. Ką mes dar veikdavom? Eidavom, statė daugiau aukščius iš to studentų miestelio. Tai eidavom tenai šiaip palakstyti, pažaisti ko nors, bet ieškodavom visada karabido. Karabidą sumaišius su vandeniu išsiskiria dujos, ir jas gali arba deginti, arba gali užkimšti butelį ir jisai sprogsta taip smarkiai ir smagiai. Tai kai to karabido rasdavome, tai Nemenčinės plente poškėdavo kokias 3 dienas viskas aplinkui. O tu man visą laiką aš ir draugam tą pasakoju ir taip toliau, tai esi tas žmogus, kuris neleidžia išmesti daiktų iš namų. O jeigu dar panaudosim, tai mano mėgstamiausias pavyzdys, kaip tu žoliapjovę taisei, apvyniodamas ten trosą senų lygintuvo laidu. Tai čia iš šitos vaikystės parėjo tų nepriteklių, ar čia tos pasidaryk pats kultūros dalis, ar kas čia? Gal ir nepriteklius, ir yra tokių dalykų, kurie, irgi kai supasakojęs, man iki šiol atrodo, kad malkos yra labai didelis turtas. Tėvas įskiepėjo, kad knyga yra labai didelis turtas, o man malkos, nes reikėdavo krosnis kūrent ir visą laiką bijodavau, kad jų gali pritrūkti, o paskui, kai man teko pačiam būti atsakingam už tų krosnių kūrenimą, tai aš patyliukais nusileisdavau keletą medžių, skaldydavau ir man malkos va iki šiol. Tai mama labai mėgo irgi kaupti įvairius daiktus ir nieko neišmesti. Mes turėjom tokius 2 sandėlius, laikydavom malkas ir visokių keistų dalykų, kaip ir senų rankinių, laidų kokių nors. Tai man ir tuo metu sovietmečiu visko trūko. Ir tu, jeigu neturi laido, kai tau jo prireikia, tai tu jo nebūtinai nusipirksi, nes gal yra kokia viena parduotuvė Vilniuje, kurioje gali gauti laidų, ar gal 2, bet tai nuo to laiko liko, o šiaip tai ir išratingumas, nes šitą tai gal iš pusbrolio Liudo išmokau, mes konstruodavom visokius keistus dalykus, kad ir net nežinau, kaip lietuviškai vadinasi klizma, gal toks daiktas. Tai jeigu prie jo pritvirtini su viela degtuką, jį uždegi, o viduje yra benzinas, tai ir skrenda toli ugnis ir galima žaisti kokius nori žaidimus. Tai žodžiu, nenubodžiavot. Ne, tikrai ne. Visų žaidimų nepasakos. Jau tu gimei truputį vėliau negu turbūt visas hipių pikas ir kad jį labai aktyviai matytum, bet ar buvo kažkokių madų, kurias vaikėtės, ypač iš vakarų ko gero ateinančių madų? Mano brolis buvo hipis.
basas vaikščiojo dangui, ir dainuodavo ten. Tai brolis buvo hipis ir jisai, plėšti džinsai, ilgi plaukai, mokykloje ten tas triukšmas, broliui liepimas nusikirpti. Tai aš jau su hipiais beveik nieko, jau buvau per vėlai gimęs, kad galėčiau būti hipių judėjime. Buvo paskui prasidėjęs toks pankų judėjimas, tik tai, kad aš nelabai su pankais kažkodėl nei sutardavau, nei nesutardavau, nebūdavo tokio intereso, nes vis tiek tas augimas ne mieste, o augimas vos ne kaime, visai tam tikrų atnešdavo irgi tokių pamastymų ir pagalvojimų ir man tas nebūdavo įdomu sėdėti ant akmenų ir pliurpti niekus. Bet toks buvo. Vėliau studentavimo laikais atsirado užsiėmimas sėdėti su 3 draugais, žiūrėti gatvę ir apšnekėti žmonės. Tokia, gali 3 valandas šnekėti ir įsivaizduoti jų gyvenimus ir kur jie skuba arba neskuba ir kas jie tokie yra. Bet dar buvo viena mada, čia užsiminė apie savo pusbrolį Alvydą, kur iš rytietiškų irgi idėjų buvo pasklydusi banga, jis ten tos... Jo, Alvydas nuo pat mažų dienų jisai treniravosi ir jam karate ir aš nežinau, iš kur jisai gaudavo atšviestų tų knygų su visokiais pratimais ir viso kita. Paskui dar atsirado videofilmai, Bruce Lee. Tai Alvydas rimtai to užsiėmė, o mane karts nuo karto įtraukdavo, bet mes turėjome miške pasidarę kriaušę pasikabinę, dar kažkokį ten pagalį, kurį daužydavom, darydavom atsispaudimus ir labai būdavo juokinga, kai Alvydas toksai užsidegęs, mes nueiname prie upės kokie 7, gal 10 vaikų. Ir Alvydas liepė visiems krosą bėgti, jie visi bėga, mes su Žilvinu nebėgdavom, sakym, ne, mes to neužsiimėm. Žilvinas tavo draugas? Jo, Žilvinas man draugas. O paskui visi daro atsispaudimus ir ten visi aiškina, kad tavo pilvas per didelis, tavo tas, jisai tokio kietumo ir drausmės į mūsų gyvenimą paauglių irgi nešiu. O vėl truputį susijant visą tai su tėvo nebuvimu, ar vis tiek, jeigu brolis hipis, tai mamai ir ypač babutėjai turėtų keistai atrodyti, ten ilgi plaukai ir ar buvo kažkokių reakcijų, nepameni? Mano brolis vienu metu nusprendė, kad gali piešti. Ir piešė visai palyginti neblogai. Bet buvo nupiešęs Kristų tokį kaip hipį. Tai babutė tas labai nepatikdavo. O paskui buvo Alice Cooper pasikabinęs plakatą, kuris ten išvarvėjusiam ar nuo kokiom akim. Tai kai brolis išeidavo į mokyklą ar kur nors, tai babutė tą plakatą uždengdavo skuduru, nes sakė, čia iš to velnio tai aš nežiūrėsiu. Bet nenuplėždavo? Ne. Bet jinai užtat... Labai įdomus prisiminimas, aš dar nebuvau gimęs, bet kai jie persikėlė į Nemenčinės plentą, tėvas labai mėgdavo persodinti medžius ir iš miško neštis medžių ir sodinti aplink namus, kad gražiai atrodytų ir ten klevus. Ir tarp tų medžius atsineždavo eglaičių ir sodindavo eglaites. Bet mano babutės tikėjimo turbūt atsineštam eglė yra liūdėsio medis ir kai žmonės miršta, tai tada eglišakius barsto. Tai jai tos eglės visiškai nepatiko ir tėvas pasodino, jinai palaisto verdančių vandenį. Tėvas pasodino, taip ir beveik neprigijo ne vieną tą eglę. Tai čia dabar gal galima tokį apibendrinamą klausimą šitoje vietoje daryti. Labai dažnai sovietmetis kaip šiais laikais asocijuojasi, ypač tas brežnevinis, kad tai yra kažkokia pilkuma, nuobodulys, dar kažkas toks, bet turbūt čia pagal tavo tą pavyzdį atrodo, kad čia labai individualus dalykas, kokį tu susikuri tą savo aplinką, tokia jie tau ir atrodo, ar ne? Aš manau, kad tu visiškai teisingai apibūdinai, nes kokią susikuri tokia ir turi. Ir dar, kaip prisimeni, aš turėjau galimybę skaityti įvairius žurnalus ir rusiškai net tėvas užsakydavo krūvą, net iš kalėjimo. Visokių ir tas akiratis draugų tėvo, kad vis tiek jie lankydavo, ateidavo, atsiųsdavo kažkas tai siuntinių, jis visai buvo platesnis negu kai kurių mano draugų. Tai tas padėjo, o kitas dalykas, kad iš tikrųjų tai buvo jaunystė, vaikystė ir su tuo KGBistiniu bandymu auklėti, ar ką aš susidūriau truputį vėliau.
Ir beveik, ačiū Dievui, beveik ir nesusidūriau. Nes kaip universitete įstojus universitetą irgi aiškino, kad čia ne komjaunuolis ir mes jį tuoj per pusmetį čia priversim įstoti komjaunimą, bet prasidėjo Sąjūdžio laikai ir tai tas nuplaukė. Tai vėliau truputį. O taip susikurdom, eidom Žalgirio futbolo rungtynės. Kartais važiuodome į miestą sultinę atsigerti, nes būdavo, ir dabar turbūt yra ten ta Jogailos gatvė sultiniai su bandelėmis, tai važiuodom, pasidarydom savo pramogą, arba į Kalvarijų turgų saulėgrąžų nusipirkti. Tai toks, tai kaip kas vertina, dabar galima kompiuteriu visų įvairių žaidimų žaisti ir kažką veikti, kai tu pats neturėdavai, tai pririšdavai visokių virvių, kad kas nors užkliūtų, arba tų laidų, nes kažkokių, arba keldavom balionus, kurių irgi nebūdavo beveik nusipirkti, pripildydė vandens ir nuo medžių paleisdavom žmonėms. Tai tokių visokių keistenybių prisigalvodavom. Jo, čia turbūt tas individuali patirtis vis tiek išlieka kaip svarbesnis vaizdinys atmintyje negu ta generalizacija, nes, ko gero, galima sutikti vis tiek, kad sovietmetis buvo pilkas metas, kai nieko nėra ir panašiai. Aš labai atsimenu, kad man sovietmetis vis tiek asocijuojasi, jeigu ne miškas ir ne vasara, tai visą laiką asocijuojasi su tam tikra pilkuma tokia. O pamiršau prieš tai paklausti, sakai, kad daug skaitydavo, tai vis tik Nemenčinės plente turėjo būti, ko gero, pakankamai plati ta knygų įvairovė, tai turbūt platesnė negu tai, kas būdavo viešumoje prieinama vien tik. Tai ką skaitydavai daugiausiai? Pavyzdžiui, savanorių žygius skaičiau, gan anksti skaičiau. Čia ta Petro Rusecko tie atsiminimų rinktinės surinktas tarpu karinės dar. Taip, tai yra tokios. Paskui tėvas labai neišmesdavo žurnalų, jokių senų. Tai turėjo iš kažkur tai atsiboginęs Kario, gal 4 tomus įrištus 4 metų. Tai tas Karys man irgi buvo kažkas tai tokio labai stebuklingo. O paskui kaip ir visi vaikai, tai indėnai, Diuma, knyga apie Kalantą, pavyzdžiui, skaičiau, kol netėmė, nes per kratą konfiskavo. Visokių, tai dabar visko turbūt taip ir neatsiminsiu, bet su knygų pas mus, knyga buvo tėvo didžiausias turtas ir jisai pusę savo turbūt atlyginimo išleisdavo knygom ir bogindavo, arba būtė visakydavo, dar vienų knygų nuspirka. Tai augai tu čia taip, gal per skambiai pasakysiu, bet vis tiek, laisvoje šeimoje tam tikrą prasme, o ir jau kalbėjai apie tą kontrastą su visų ta visuomenė, kuri buvo nelaisva. Ar tau tas kontrastas tarp tos visuomenės, kuri yra įsibaiminusi, ir šeimos, kur yra pakankamai atvirai kalbama, ką žmonės galvoja ir ką jie veikia, ar tu tą labai jausdavai? Aš iš dabartinio taško galiu pasakyti, kad kažkiek tai jausdavau, nes jeigu pas mus šeimoje dažniausia be buities dalykų, tai daug buvo kalbama apie okupaciją, apie tai, kad mano dėdė miške žuvo, babutė pasakodavo istorijos, kaip jisai partizanaudamas žuvo, daug babutė pasakojo apie žydus, daug visokių tokių prisiminimų, daug kalbų apie tos kalėjimus, kaip ten kalėjime, kaip maitina, kad tėvas siunčia laiškus, kad ten gavo galimybę atsigerti arbatos stiprios. Tai kad, kaip įvykis, kad maitina prastai. Tai tokio daug babutė turėjo sidabrinių lytų, duodavom pažiūrėti, kokie buvo tie lytai. Ten yra vytis. Pas mus ant sienos kabėjo žemėlapis, kur didžiosios Lietuvos kunigaikštystės nuo jūros iki jūros. Visą laiką klausydavomės radijo. Švęsdavom visas vasario 16 kūčias, kalėdas, kiek galėdavom, darbo dienas kaip būdavo. Tai visos tos religinės šventės. O mano daugumos draugų, tėvų pokalbiai sukdavosi apie žvejybą, apie ten kokią medžioklę, apie tai, kad ten būtų gerai gauti paskirą mašinai. Toks buities, irgi daug buities ir apie
Jis anekdotus apie Brežnevą tik tai prigėrė pasakodavo, o šiaip, ką nors tokio, kad neužkliūtų vis tas, kur, kaip čia geriau, kad Marytė ar Petriukas gautų ten 5, kaip pasimokyt, kur čia ką. Tai toks temų ratas pas mus buvo platesnis, taip gal apibendrinčiau. Tai ištikimi mūsų podcast'o klausytojai tikriausiai prisimins, kad kai kalbėjom su Valdemaru Klumbiu apie disidentus, jis prisiminė ir sakė, kad tas Terlecko namai, Nemenčinės plentas 68, buvo tarsi 18 amžiaus salonas, kur intelektualai susirenka ir diskutuoja. Tai aišku, ne vien ten intelektualai rinkdavosi, bet šiaip kitokie žmonės. Jo, iš esmės taip. Ir pas mus durys neužsidarydavo. Pas mus visada laiko būdavo svečių beveik, nesvarbu žiema, vasara, ruduo. Visą laiką kas nors ateina pašnekėti ir amžinatilsį mama visiems rasdavo ir duonos, ir sūrio. Man tie sumuštiniai iki šiol akise, juoda duona su varškės sūrio, ir man niekas dabar jų neįbruktų. Tai visada pavaišindavo, visada turėdavom arbatos ir tas arbatos gerimo ceremonija, tai būdavo tokį turėjom didelį virdulį, visada per dieną, nežinau, kokius 5 jų turbūt tėvas išgerdavo su draugais diskutuodamas. Arba, pavyzdžiui, tėvas pasikviečia Julių Sasnauską, Bogušį, Tučkų, jaunosios tos tokie buvo pasiekėjų karta. Pasikviečia ir visą dieną aiškina baudžiamąjį kodeksą. Kaip jums elgtis, jeigu jūs suima, kaip jums elgtis, jeigu jums pas jūs daromos kratos. Ir sėdi vaikas klausaisi, tai visai ten tokių įdomių dalykų, kad jeigu nėra orderio kratos, tai galite siūsti ir niekas nieko negali padaryti. Bet tavęs paties senelės taip tiesiogiai neauklėjo, baudžiamojo kodekso neįbruko į rankas? Ne, senelės tėvas nebruko to baudžiamojo kodekso, bet pavyzdžiui mes eidom vakarais, jo draugas Kęstutis Jakubinas gulėjo ten tokio gydykloje, arba pas kitus draugus eidom, ir jie vaikščiodami šnekėdavo įvairiomis temomis ir ten apie okupaciją, apie Antrą pasaulinį karą, paskui kaip prasidėjo Molotovo-Ribbentropo paktui rengiamos medžiagos rinkimas, tai aš tame dalyvaudavau kaip vaikas, su kuriuo išeina pasivaikščioti. Tai tekdavo įdomių dalykų išgirsti. Tai dabar jau pereikim prie to, kad tu irgi kalbėjai nemažai jau, bet KGBistai vis tiek būdavo, šitas gyvenimas laisvoje aplinkoje turėjo labai konkrečią pasiekmę, kad dažnai tekdavo susidurti su žmonėm, kuriems nepatikdavo tai, ką jūs veikėt. Ar atsimeni patį pirmą susidūrimą su krata, su KGBistais? Iš vaikystės aš atsimenu, kad pasakojo, kai atvažiavo turbūt tėvo pirmą kartą man gyvam esant jo suimti ar išvežti ten kelioms dienoms sulaikyti, atvažiavo su tuo viliuku vadinamu. Toks automobilis, net nežinau, įsivaizduokit, kad dabar kaip džipas, tik tai toks daug prastesnis ir ten milicija užrašyta turbūt, ar atvažiavo su tuo, tai aš visą laiką, kai pamatydavau tą automobilį, dar mažas visiškai būdamas, tai sakydavau, vėl tėvo atvažiavo. O toks jau aiškesnis susidūrimas, tai kokia 6 ryto ir mane vaiką išverčia iš lovos, nes KGB pradėjo kratą daryti saugumiečiai ir jie kažkodėl būtinai anksti ryte pradėdavo. Tai kokia 6 išverčia iš lovos, nes nori pasižiūrėti, ar po lovą nėra pogrindinės spaudos. Tai atsimenu, brolis sėdė, ruošiasi mokyklai ir erzina, vaikšto visi po kambarius, saugumiečiai, o brolis skaito knygą. Tai paima lapą, perverčia ir dar būtinai su ranka padaužo. Tada einat žiūrėti, kas čia įvyko. Seka į tualetą, pasižiūrėti, ar į tualete kokio lauko neišmetė kokios pogrindinės literatūros. Tai toks buvo toks jau. O paskui aš atsimenu, gal man kokių buvo 10 metų ir kiek, 12 grįžtu iš mokyklos, o pas mus visą laiką būdavo atidarytos durys vienas lauko. O žiūriu, durys uždarytos. Įeinu, o ten toks buvo pulkininkas Česnavičius Miknius. Toks turis man čia, žinai, sakau, vėl čia karata, sakau, vėl atvažiavo. Jau pasiėmiau kamuolį ir einu. Persirengiau, pasiėmiau kamuolį krepšinį ir einu. Sakau, kur tu eini, žinai? Sakau, aš einu krepšinio žaisti. Sako, niekur neįsiu, karata vyksta. Jau tu man netėvas, tu man neaiškinsi. Pasiėmiau kamuolį, nuėjau prie sustojimo ir sėdžiu, laukiu, kad jeigu tėvo draugai kokie atvažiuotų, kad galėčiau spėti, nes sulaiko visam kratos laikotarpį. Tai tų tokių buvo
daugiau buvo tai, kad darė kratas 2 paras, tai liko nakvoti. Du saugumiečiai, o mama kapsuko raštus degino, nes tėvas buvo prisibraugęs citatų visokių ir paskui rašėsi pogrindinę spaudą, tai tėvas pasakė, kad dėl to gali jį susekti išeidamas, kai išsivežė, sako, sunaikink. Tai ten glencinio popieriaus, nežinau, gal 6 ar 7 tomai ir jie labai prastai degė. Tai aš budėjau, klausiausi, ar ten tie miega, o mama kišo į pečių ir degino, ir sudegino visus. Visada žinodavau, ar tėvas namie ar ne, nes stovėdavo už kokių 800 metrų, jeigu yra žigulys arba Volga stovi ir sėdė 2-3 vyrai, žinau, kad tėvas namie. Ir čia KGBistai seka, žiūri, kur jis eis, gal klausosi. Bet tai kaip į juos buvo žiūrima? Paniekinamai. Šiaip iš esmės tai paniekinamai buvo. Su Česnavičiaus tėvo santykiai buvo gal tokie kažkokie pagarbesni, bet šiaip ten visokių tokių, nežinau, net jų pavardžių buvo. Tai juos buvo žiūrima pašiepiamai ir su neapykanta tam tikra. Pereinant jau prie vienos iš paskutinių temų, kurias norėčiau aptart, tu 2 kartus sukaisi bandėjai išvengti tarnybos sovietinėje armijoje. Ir jeigu būtų reikėję, turbūt būtum vengęs ir 3 kartą. Ar tai buvo tiesiog nenoras tarnauti kariuomenėje, ar tai buvo kažkokia baimė, kad tau gali kažkas nutikti? Aš manau, kad man padėjo Dievas išsisukti nuo sovietinės armijos. Buvo nenoras vienas dalykas, bet buvo ir baimė, kad aš negrįšiu, nes ypač kai KGB pasakė mano tėvui, sakė, kad dėl šitų didžiųjų tai mes ramesni, kad tie tarybiniai žmonės, o tavo jaunėlis tai mus dar neramina. Ir brolių armijoje buvo visokių strypas į galvą, pataikė, nežinia, iš kur atskridęs ir visą kitą. Ir tai tokios baimės, kad kur nors tėvas buvo sugrįžęs iš Magadano, man atrodo. Iš Magadano, tai aš pagalvojau dar kokią Magadaną nugrūsti ir baimė buvo. Ir buvo ta karinė komisija vadinama, ten reikėdavo medicinę patikrą. O aš mokiausi jau 1 kurse, studijavau klasikinę filologiją. Ir man psichiatrė, turbūt, o gal psichologija, bet greičiausiai psichiatrė, sako, tai tu klasikinę filologiją studijuoji, sakau, jo, sako, tai tau ir filosofai patinka, sakau, patinka, tai jau ką, ir Platonas patinka, sakau, ir Platonas patinka, sako, tu iš tų Terleckų, sakau, iš tų, tai sako, žinai ką, sako, padarom taip, aš duosiu nukreipimą į Vasaros gatvę, tu ten nuvažiuok ir šnekėk, kad tau sunku bendrauti, kad tau neurozės. Sako, galėsi vis tiek ir teises turėti ir visą kitą. Sakau, ne, ačiū, nenoriu. Sako, tu dar pasitark su tėvu ir aš rytoj dar pasikviesiu tave. Vasaros gatvė tai psichiatrinė ligoninė. Ja. Tai aš pasitariau su tėvu, tėvas sako, jeigu ką, ištrauksim. Na ir gerai, nuvažiuoju šitą psichiatrinę, ten pasirodo eilė dar yra, nepaguldo tai taip. Tai 3 savaitės aš toje eilėje laukiau, paskui paguldė. 3 dienas vis pasakojau, kaip man sunku bendrauti, ir su žmonėm bendrauti sunku, ir liūdna, ir bendrauti sunku su žmonėm. Ir visi išleisdavo į lauką, tai visi ten žaidžia kortomis, tai pliekė ir sako, rytoj, sako, grįžta vedėja. Sako, grįžta vedėja, baigsis mūsų čia tos kortas, viskas baigsis. Galvoju, kas per žvėris ta vedėja. Na ir mus išrikiuoja, ten būdavo rytinis patikrinimas išrikiuoja. Ir ateina mano draugo motina. Žiūri mane, sako, kad čia veikia? Sako, gerai, kol šaukimas baigsis, tai pagulėk. Tai 3 savaitės turbūt ten praleido. Tai paskui ten visas taisyklės supranti, sužinai, aš sugebėdavau 12 valandą išeiti į miestą ir grįžti 8, kai ten uždarinėja viską. Tai toks, paskui net juokas ėmė, bet iš pradžių tai buvo baisoka. O paskui kažkaip. O tai kas buvo baisoka? Papasakok truputį apie tą buitį. Tave uždaro aukšte palatoje gal 17 žmonių su įvairiomis psichinėmis problemomis. Paskui tokių kaip aš, kokie 8, gal 10.
dabar žinomi irgi žmonės, jie irgi sukasi nuo sovietų armijos. Tada visur nėra rankenų, yra kažkokie tie žmonės geria kažkokius vaistus. Kažkokiam vienam tų vaistų ar nedavė, ar ką jisai pradeda rėkti vidurį nakties, tai jam prileidžia minazino. Žmogus susuka taip, kad jisai 3 paras guli ir net vandens negali atsigerti, nes ten turbūt, nežinau, sutrinka kažkas. Tai tokių, aš jau buvau apžiūrėjęs pirmą vakarą, kur čia galima išlaužti ir pabėgtų. Bet paskui kažkaip tai sutvarka susigyvenau ir paskui gavau tą pažymėjimą, kad psichiškai praktiškai zdarov. Tai išrašė, bet baigėsi šaukimas. Tai tada aš gavau pusę metų atidėjimą armijos. Aš dar tik įsiterpsiu, dar grįžtant, bet ir kiek pamenu, tas visus pasakojimus tavo, tai net ir psichiatriniai ligoniniai susirasdavo, kaip ir kontrastas tarp to, kad tu susikūrė ir tos sovietinės nykumos. Tai ta ligoninė irgi pramogų ten atrasdavo. Surasdavo pramogų, tai ir kortas buvo, arba kokiam nors ten vienas žmogus sukosi nuo to ėmimo net ne į armiją, o pakartotinio ėmimo būdavo. Tai jisai apsimetė, kad jam ten kažkas tai blogai ir jam duodavo gal 7 tabletės. Jisai ateidavo į tokiam kibirėlį, jisai iškeša liežuvį parodą, užgeria vandeniu, nueina į tualetą, delną išspjauda ir išdalina ten tiems kitiems žmonėms. Tai tokius surasdavom, trindavomės po tą lauką, paskui, sakau, aš išeidavau į miestą. Sugebėjau ir alaus atsinešti, tai su tokiu vienu draugu jie išgėrėm. Būtų sugavę, būtų išmetę, bet nesugavo. Toks buvo. Futbolo čempionatą futbolo, ta detalė yra, kad daugelis prižiūrėtojų buvo prieš tai turbūt ten sirgę ir gulėję. Tokių buvo keistų. Ir buvo Europos futbolo čempionatas. Pagal taisyklės turėdavom ar 10 jau šiaip būt lovose, gal 9, 10. O mes pasižiūrėjom visą šitą čempionatą, futbolo rungtynes, ir nuėjome į tualetą dar parūkyti. Ir atbėgo prižiūrėtoja, vyresnio amžiaus, ir, klausė, kokia pavardė ir palata rusiškai. Sakau, Falcao, kitas sako Bziko, kitas sako Beckenbauer. Užrašė viską normaliai, ryte nuneša būdinčiai gydytojai, rodo, kad štai šitie nemiegoja po tos 10 valandos ir pažeidė taisyklės. Paskaito tas pavardes, sako, ačiū, gerai. Tai žodžiu, išvengiai pusmečiai, o paskui vėl atėjo šaukimas. Jo, ir tada buvo tasai ruduo, gal spalis, tamsu, tikrai niekur nesinori eiti, tikrai niekur. Ir toks buvo Antanas Andreika, Algimantas Andreika, tėvo draugas, sako, reikia, kad tavo tikslas, kad tave nuvežtų su greitaja į ligoninę. O aš ten jau susitarę su gydytoju, reikia suvaidinti smegenų sutrenkimą. Tai atvažiavo, jisai paėmė tarką, nutarkavo man kaktą, paleido kraują. Tiesioginė to žodžio prasme. Taip, tiesioginė to žodžio prasme, skaudėjo visai. Iškvietė greitąją, atvažiavo greitoja, sako, kas buvo, sakau, nuo stogo valiau sniegą ir nukritau. Sako, vėmiai, neatsimenu, gal jau. O tai, sakau, liktai užmigau, biškį, nežinau. Ir toks, nuveža mane į tą ligoninę. Ir ten niekas nesusitarta. Niekam, ten nieko nepasakyta, jaunas gydytojas. Ir jisai man atrodo, kaip filmuose plaktuką ir žiūri, kaip tavo žvilgsnis reaguoja. Ką žinau, aš pradėjau trūkčioti, sako, iškiš liežuvį. Aš iš šono į tą liežuvį iškišau. Sako, pastovėsiu užsimerkęs ant vienos kojos. Sako, aišku, ir krentu nugaros ir galvoju, ar mane sugausi tik tai. Sugavo. Sako, čia jums baisus smegenų sutrenkimas, guldom į ligoninę. Ir ta tokia naktis baisi, irgi palatai gal kokių 14 žmonių su smegenų sutrenkimais. Tablečių davė, kurias išspjovau ir pusę nakties nemegau, paskui kažkaip užmigau, ryte ateina gydytojas. Taip, tai vėl tas plaktukas, vėl ten tas liežuvio kišimas, visą tą. Ir jis taip įtariai pažiūrėjo, bet kažkur nuėjo. Ir paskui atėjo akių gydytojas. Pažiūrėjo akių dugną ir matau, kad eina tiesiai pas tą mano jau palatinį vadinamą. Jis mane pasikviečia, sako, tai kas? Sakau, Andreika. Tai sako, ko jis Mikis nepaskambina, žinai.
Sako, aš tau punkciją norėjau daryti. O punkcija tai yra į stuburą kišti adatą, žiūrėti, ar kraujo nėra. Ir jeigu pataiko į kokį nervą, tai galima likti visam gyvenimui neįgaliam. Nu, tai turiu pasakyti, kad ten turbūt kokių 17 dienų pragulėjau. Buvo ten sunkiau, tikrai ir psichologiškai, ir gal dėl tos aplinkos, tokios, kur į lauką jau nelabai išeisi. Bet čia jau buvo toks kitas variantas, kaip suktis. Nebuvo minties kažkaip mėginti vėl grįžti į Vasaros gatvę? Ne, aš jau ten praėjau, viską aš ten žinojau, man ištyrė ir aš nebūčiau patekęs, nebent reikėtų jau ten apsimesti iš vis nežinau kuo. Tai gerai, jau toks pats paskutinis klausimas, turbūt, kurį norėčiau užduotis, jau nebe apie tavo vaikystę, o šiaip toks apibendrinamasis viso pokalbio. Ar tu supranti, kodėl čia mokslininkai įvairiai svarsto šitą klausimą, yra kažkokių paaiškinimų, bet dalis jų tam tikrą prasme banalus. Ar tu supranti, kodėl žmonės šiais laikais, net tie žmonės, kurie neužėmė nei kažkokių svarbių postų, nei kurie ten labai patogiai gyveno, kodėl jie šiandien jaučia nostalgiją sovietmečiai? Aš manau, dėl dviejų dalykų. Viena ta psichologinė, kad tai buvo jaunesnis ir turbūt gražesnis. Tai čia vienas dalykas, bet kitas dalykas, matai, sovietinė sistema yra, jinai atėmė laisvę žmogaus. Ir žmogui nereikėjo, jam reikėjo banalius dalykus tik tai nuspręsti. Ar čia nežinau, ten malkų ar anglių nusipirkti, kur reikės duoti mažesnį kyšį tą gaunant. Ir kai tau nieko nereikia spręsti, kaip už tave nusprendžia partija ir visi šiti, tai žmogus įpranta prie tokio psichologiškai patogaus gyvenimo. Ir kai atėjo nepriklausomybė, ir kai žmogus gali spręsti pats, ir jam reikia priimti sprendimus, kartais sunkius, ir kartais reikia sukti dėl to galvą, tai gal atsiranda tam tikras nuovargis. Ypač tiems žmonėms, kurie buvo pripratę gyventi sąlyginai psichologiškai saugiai. Gerai. Priimsime atsakymą. Ačiū. Paskutinis dalykas, mes turime rubriką tradicinę, kur rekomenduojame žmonėms kažką, filmus, knygas, ar turi ką pasiūlyti. Tai šiaip šovė į galvą, man labai padarė įspūdį knyga Bonėlis apie Bonėlę. Aš skaičiau ją rusiškai, bet gal tikiuosi jinai yra išversta, gal galima ją paskaityti angliškai. Tai tikrai Bonėlio prisiminimus rekomenduočiau paskaityti, nes tai yra ir smagu, ir šiaip tuo metu tai mano akiratį labai praplėtė. Tai dviem sakiniais, kas tai per daiktas? Kino režisierius apie savo kūrybą, Daly, jo ten tą draugę ir tokias eina tą prancūzišką visą prancūzišką inteligentų gyvenimą, menininkų. Tai tokia su humoru ir labai gerų pamokančių dalykų. Aš iki šiol nelabai galiu filmų žiūrėti, tai aš juos žiūriu, bet man jau iš kokio 10 ar 15 minutės aš kartais nuspėjus, kaip vystysi siužetas. Ir turbūt išmokau ten būtent iš tos knygos. Tikrai rekomenduoju pažiūrėti. Šiaip Bonėlio filmus visiems rekomenduoju. O šiaip dar trumpai, sovietinis kinas tau, ar tu jį dar, ta prasme, suprantu, kad sovietmečio, tai kol augai, tai jo pakankamai daug teko matyti. Ar dabar, tarkim, Tarkovskį, žinau tavo meilę Tarkovskiui, bet ar šiaip dar kyla kartais pagunda kažką tokio pažiūrėti? Jo, aš kartais pasižiūriu, bet turiu pasakyti po Krymo okupacijos, kad tas noras žiūrėti sovietinius rusiškus filmus man kažkodėl kuo toliau, tuo jisai silpsta. Taip, yra labai neblogų filmų, kuriuos aš mačiau ir dabar taip greit neprisiminsiu, bet kažkodėl kvailų komedijų ar dar ko nors, tai tikrai noras kuo toliau, tuo labiau mažėja. Šūriko nuotykiai ir visą kitą Ne. Tai aš tada parekomenduosiu pusantro tėvo teksto, 2 tekstus, vienas iš jų yra apie sovietmečio vaikystę, naujajam židiny buvo prieš porą metų, bus įdėtas į aprašymą linkas, kitas irgi naujajam židiny, ten pusiau apie vaikystę ir apie kitus dalykus. Tai galėsite kontekstui dar pasiskaityti patys, kaip tėvas prisimena tuos dalykus, ne tik pasakoja, bet ir kaip juos reikia prašyti. Tai čia buvo
ko tyli istorikai, netradicinėmis sąlygomis, po ilgo laiko ir nežinau, kada vėl susiklausysime, siunčiam linkėjimus Mariui, kur tikimės, kad jis greitai prie mūsų vėl prisijungs ir tada mes vėl sugrįšim į jūsų eterius. Dar pabaigoje seka tradicinė Mariaus dainelė, kurią jis geriau už mane išmokęs, kad mūsų klausykite ten tose ir tose platformose, bet jeigu jūs klausote iki čia, tai jau žinot, kaip ją susirasti, tai aš jau nesakysiu. Tai va, tai iki kitų. Iki.